Labas, smagu, kad įsijungėte. Šiandieną Radio namuose mes šnekėsime apie filmus. Kalbėsime apie filmus, apie garsius kino vardus, tiek režisierius, tiek aktorius. Pirmasis filmas būtų Partenopė, Paulo Sorrentino. Šio filmo premjera įvyko, kaip ir dažniausiai filmai yra rodomi Kanų kino festivalyje. Tai šį kartą mes vėl grįžtame į Neapolį, į Sorrentino gimtuosius namus, kuriuos jis jau vaizdavo ir ankstesnėme savo filme. Tai atrodo, kad režisierius savo tokio vėlyvesnėje kūryboje mėgsta žvilgčioti į savo praeitį, į savo jaunystę, gimtąjį miestą, kaip jisai vystėsi. Mes tai matome per žavę Partenopę, kuri gimsta būtent buvusio mero namuose. Tai ji augdama iš tiesų ir atspindi tą miesto grožį, nes pati yra ir dieviško grožio. Paulo Sorrentino, kai savo gerbėjams tikrai yra žinomas iš puikios kinematografijos ir gražių vaizdų, tai būtent šitaip jis vaizduoja ir Partenopę, ir visą miestą. Partenopė svajoja, iš tiesų kalba daug apie archeologiją ir ją studijuoja, nors vyrai ją kaip ir žiūri tokį grožį, jai svarbu savas mintis, savi poreikiai, nors aišku, kaip žinoma, filmas yra tikrai labai kupinas gražių vaizdų. O Sorrentino gerbėjai gaus tai, ko jie paprastai tikisi iš to filmo? Sorrentino filmą ir žiūrima, man atrodo, ne dėl gylio, o dėl grožio, tai tą ir tikrai gaus, tie vaizdai yra tikrai kerintis. Toliau kalbant apie žvaigždes, koks antras filmas? Antras filmas tai būtų su Tilda Swinton, tai yra Pabaiga, Joshua Oppenheimerio kūrinys. Jisai režisierius yra žinomas dėl savo dokumentikos, Nužudymo aktas, Tylos žvilgsnis, abu filmai buvo nominuoti Oscarams ir staiga jisai nusprendė, kad va dabar darys vaidybinę, pasikvietė ne vien Tilda Swinton, bet ir George McKay. Filmas vyksta kaip ir ateityje, įvyko pasaulio pabaiga ir žmonės pasislėpę gyvena, susikūrė savo tokį gyvenimą ir vaizduojama tik tai yra viena šeima, nes ji tikrai nėra, žinai, paprasta šeima, tai yra aukštesniosios klasės, apsiskaičiusi, labai protinga, bet vis tiek parodo tai, kad, kai atsiranda kažkas, žinai, iš šalies, tai nebūtinai yra priimama gerai ir be jokių abejonių. Kaip su muzika tame filme? Aktoriai dainuoja, Tilda Swinton dainuoja? Tilda Swinton dainuoja, visi aktoriai dainuoja. Tai čia tokia jau yra labiau tradicinė maniera, kad ir kalba, ir dainuoja, bet aktoriai patys tai atlieka. Dainos irgi vis tiek atliepia būtent tai, kaip jie jaučiasi. Konceptualus, apokaliptinis miuziklas, gan ilgas. Iš tiesų, tai reikia nusiteikti gerom 2,5 valandos. O trečias filmas su kokia žvaigždė bus? Cillian Murphy, kuris gavo Oscarą už Oppenheimerį. Tai tikrai jau dabar žinomas vardas ne vien iš Peaky Blinders. Jisai yra daug pasirodęs ir Christopher Nolano filmuose. Anksčiau vaidino daugiau antraplanį. Oppenheimeris buvo tas pirmas pagrindinis vaidmuo Nolano filme, už kurį jisai buvo įvertintas. Ir po šio Berlyno kino festivalyje pasirodė filmas Tokie smulkūs dalykai. Tai grįžtame į tokią Airijos nudeną, mažą miestelį. Cillian Murphy pagrindinis veikėjas pardavinėja malkas ir anglis. Miestelė taip pat yra vienuolynas, kuriame yra tokia mokykla, kurioje nuvežamos jaunos merginos, kurios laukiasi. Daugiau sklanda gandų, kaip ten su jomis elgiamasi, kad su jomis elgiamasi yra žiauriai ir jų vaikai po to atiduodami įvaikinimui. Žinai, viskas yra už uždarų durų. Viskas yra tokiam gandų lygmenyje, ar ne? Čia tokia vieša paslaptis. Ir Cillian Murphy yra veikėjas, kuris, kadangi pardavinėja, jiems veža anglis ir malkas, jisai pamato būtent kaip vieną merginą tempia į tą mokyklą, į kurią jį nenori eiti, tuos perauklėjimo, kitaip vadinamas perauklėjimo namus. Jisai pats užaugo tokioj vienišos mamos šeimoj, kuri sėkmingai išvengė šito likimo dėl to, kad jie priglaudė turtingą moteris gyventi pas save. Jisai jaučia kaip ir tokią pareigą išgelbėti tas merginas. Vienuolynas turi labai didelės įtakos miestelėje, tai niekas nenori kažkaip neigiamai apie jį atsiliepti, nes tai tada taip pat neigiamai paveikia ir miestelio gyventojus, ypatingai tai gali neigiamai paveikti ir jo šeimo, jisai irgi augina, žinai, daug vaikų. Ir kas man atrodo yra įspūdingiausia, kad tai yra paremta pagal tikrus įvykius. Tai iš tiesų egzistavo tokios Magdalietės mokyklos. Pagal šaltinius 56 000 moterų patyrė tokį likimą. Su geru kinu laikas prabėga labai greitai. O gero kino galima rasti žmonės cinema.lt namų kino platformoje.